любим Тебя. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим, мы славим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим, мы славим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим Тебя. Твоя сила вовеки, Твоя слава вовеки, Твоя милость вовеки веков. Ты вечный Бог, Твоя сила Твоя, Твоя слава, Ты славный Бог, Твоя милость вовеки веков. Твоя сила вовеки, Твоя сила, Твоя слава, Твоя милость вовеки. Ты вечный Бог, Твоя сила вовеки, Твоя слава вовеки, Твоя милость вовеки веков. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим, мы славим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим Тебя. Того вардо ега, того жочо ега, того мейлес ега, амжина. Того вардо ега, того жочo ега, того мейлес ега, амжina. Tu amžinas Dievas, Tavo vardo jėga, Tavo žodžio jėga, Tavo meilės jėga, amžina. Tu gyvas ir amžinas, Tavo vardo jėga, Tavo žodžio jėga, Tavo meilės jėga, amžina. Jėga, Tavo žodžio jėga, Tavo meilės jėga, amžina. Tavo vardo jėga, Tavo žodžio jėga, Tavo meilės jėga, amžina. Tavo vardo jėga, Tavo vardas aukščiau visų vardų. Tavo žodis gyvas ir veikiantis, Tavo meilė amžina. Tu gyvas, Tu prisikėlęs, Tavo vardas, Tu didis ir galingas, Tavo žodis gyvas, Tavo meilė amžina. Halleluja. Tavo vardo jėga, Tavo žodžio jėga, Tavo meilės jėga, amžina. Tu amžinas Dievas, Tavo vardo jėga, Tavo žodžio jėga, Tavo meilės jėga, amžina. Halleluja, oh halleluja, oh halleluja. O Tu amžinas, Tu galingas, Tu šlovingas, Tu visagalis Dievas. Ačiū Tau Dieve, Tu amžinas, Tavo vardas yra aukščiau visų kitų vardų. Mes šlovinam Tavo vardą šitoj vietoj. Mes susirinkome dėl Tavęs, Jėzau, kad garbinti Tave, girti, kad šlovinti Tave ir aukštinti, kad lenktis prieš Tave, nes Tavo vardo jėga amžina,
Tavo žodžio jėga amžina, tavo meilės jėga amžina. Tu amžinas, tu galingas, tu visagalis, tu šlovingas. Būk pagarbintas, Jėzau. Būk išaukštintas, būk pagirtas. Būk pagarbintas. Būk išaukštintas šitoj vietoj, Viešpatie. Tavo vardo jėga amžina. Tu amžinas. Tu didis ir visagalis. Būk išaukštintas šitoj vietoj. Visi prieš jį priklaups ir lūpos išpažins, kad Jėzus yra viešpats, kad Jėzus yra karalius, kad Jėzus yra atpirkėjas. Ir mes nenustosim šlovinti mūsų Dievą, mes nenustosim garbinti mūsų Dievą, nes Jis yra gyvas, Jis yra vakar, šiandien ir per amžius tas pats, gyvas ir prisikėlęs, šlovingas, nuginklavo valdžias ir kunigaikštystės, viešai jas pažemindamas ir dovanojo mum pergalę, dovanojo mum išgelbėjimą, išlaisvinimą ir amžiną gyvenimą. Sakyk, ačiū tau, Dieve, už amžiną gyvenimą. Ačiū tau, Dieve, už pergalę. Ačiū tau, Dieve, už išgydančią jėgą, už tavo patepimą, kuris veikia mūsų gyvenime. Ačiū tau, Dieve. Haleliuja. Visi prieš jį priklaups, lūpos išpažins, Jėzus Kristus viešpats amžiams tai. Visi prieš jį priklaups, visi lūpos išpažins, Jėzus Kristus viešpats. O Jėzus yra viešpats, šlovink jį. Visi prieš jį priklaups, lūpos išpažins, Jėzus Kristus. O Jis amžinas Dievas gyvas. Visi prieš jį priklaups, visi lūpos išpažins, Jėzus Kristus viešpats. Visi priklaups, lūpos išpažins, Jėzus Kristus viešpats. O Jis yra viešpačių viešpats, visi prieš jį priklaups. Jis gyvas, Jis galingas, Jėzus Kristus viešpats amžiams. Nenustok, šlovink Dievą, nenustok, šlovink Dievą, nenustok. O šlovink jį, bažnyčia, Jis gyvas. Nenustok, šlovink Dievą, nenustok. O Jis prisikėlęs gyvas, Jis yra visagalis Dievas. Nenustok, šlovink Dievą, nenustok. O mes šlovinsim jį, mes garbinsim jį, o mes aukštinsim mūsų Dievą. Nenustok, šlovink Dievą. Sakyk kaimynui, judink kaimyną. Nenustok, šlovink Jėzaus vardą. Visi prieš jį priklaups, lūpos išpažins, Jėzus Kristus viešpats. O viešpačių viešpats, karalių karalius. Visi prieš jį priklaups, lūpos išpažins, Jėzus Kristus viešpats. O viešpačių viešpats, valdovų valdovas. Visi prieš jį priklaups, lūpos išpažins, Jėzus Kristus. O Jėzus yra viešpačių viešpats. Visi prieš jį priklaups. Halleluja. Mes šlovinam jį. Jėzus Kristus viešpats. Jėzus yra viešpats. Žadik savo dvasią. Nenustok, šlovink Dievą, nenustok. Žadik save. O savo dvasią žadink, džiaukis Dievu. Nenustok, šlovink Dievą, nenustok, šlovink Dievą, nenustok. O Jėzus. Nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Dievą, nenustosi. O Jis gyvas, prisikėlęs. Nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Dievą, nenustosi. O nenustosiu, nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Jėzaus vardą. Nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Jėzaus vardą. Nenustok. Nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Jėzaus vardą. Nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Dievą, nenustosi šlovink Jėzaus vardą. O, halleluja, Jėzau, šlovinam tave, garbinam tave, aukštinam tave, gyriame tave. Bažnyčia, niekada neužmyk, šlovink Dievą, iškelkime dar rankas visi,
Pabūskit, brangieji, šiandien sekmadienio rytas. Mes atėjome į Dievo namus, kad šlovinti jį, garbinti jį. O Dieve, mes aukštinam tavo vardą. Tavo vardas yra aukščiau visų kitų vardų. Tavo vardas yra išaukštintas virš visų kitų vardų. Pagirtas, pašlovintas. Jo vardą aukštinam giesmėj. O išaukštinkim jo vardą bažnyčią. Išaukštinkim jo vardą, nes jis vertas visos šlovės. Tavo vardas, Viešpatie, yra išaukštintas virš visų kitų vardų. Ir mes aukštinam tavo vardą šitoj vietoj. Čia yra tavo namai, tavo bažnyčia. Mes susirenkam, kad garbintumėm tave šį rytą. Kad aukštintumėm tave. Tu esi mūsų Viešpats. Tu esi tas, kuris išgelbėjo mus. Kuris atpirkai mus. Išgydai mus, atleidai mūsų nuodėmes. Haleliuja. Jo vardą aukštinam giesmėj ir šlovinam karalių mus. Jo vardą aukštinam, mes aukštinam tavo vardą, Jėzau, ir šlovinam karalių mus. Aukščiau visų kitų vardų, tavo vardas Viešpatie, tavo vardas aukščiau visų kitų vardų, tavo vardas Viešpatie. Jo vardą aukštinam, mes aukštinam jo vardą, o Jėzau, ir šlovinam karalių. Tu mūsų karalius, mes šlovinam tave, jo vardą aukštinam, o mes aukštinam giesmėj ir šlovinam karalių. Tu mūsų karalius, Jėzau, aukščiau visų kitų vardų, tavo vardas Viešpatie, tavo vardas aukščiau. O mes aukštinam tavo vardą, tik tai tavo, Jėzau, tavo vardas aukščiau visų, aukščiau visų kitų vardų, tavo vardas Viešpatie, tavo vardas aukščiau visų kitų vardų, tavo vardas Viešpatie, tavo vardas tavo vardas Viešpatie. O, halleluja, tavo vardas aukščiau visų vardų. Taip, Dieve, tavo vardas išaukštintas virš visų vardų. Ačiū tau, Dieve, tu kiekvieną iš mūsų apgaubi savo malonę. Tu toks maloningas mums, Dieve, tu toks gailestingas. Ačiū tau, Viešpatie. Kur 2 ar 3 susirenka Jėzaus vardu, ten ir jisai yra tarp mūsų. Jėzus yra čia, kad pripildytų tave, išgydytų tave, išlaisvintų, uždegtų tavo širdį. Ačiū tau, Viešpatie, dėkojame tau. Amen. Jo vardas yra aukščiau visų kitų vardų. Tiesa, bažnyčia, kaip gera šlovinti Viešpatį. Kaip gera, kai drauge visi mes susirenkam ir jį garbinam. Jam kyla gyrius. Tai yra taip nuostabu. Šiandien pati nuostabiausia vieta yra bažnyčia. Tai yra Dievo namai, kur jo šventieji susirenka, kad garbinti jį, kad šlovinti jį, kad atsiverti prieš jį.
kur jo bažnyčia susirenka dėl jo. Dėl jo. Aleliuja. Ir dabar pas mus svečiuose yra tarptautinis valio choras. Taigi mes pakviesime, paplokim visi jiems. Prašau, jie šiandien patarnaus mums. Giant, small as a baby, face of a poker or joker. Witty is whimper, blokey is bloke, you're good enough for Jesus. David or Daniel, Harry or Henry, Annie, Rebecca or Mary. Everything given under the sun is good enough for Jesus. Maybe it's raining, maybe it's shining, maybe it's freezing or burning. Any old weather, you will be ever good enough for Jesus. What do you look like? What do you sound like? God doesn't ask you question. Putting the trust in Calvary's cross is good enough for Jesus. Tall as a giant, small as a baby, face of a poker or joker. Witty is twin or blokey is bloke, you're good enough for Jesus. Putting the trust in Calvary's cross is good enough for Jesus. Sveiki visi, mano vardas Erika, aš šiame chore, ne šiame, bet mūsų bažnyčios, Biblijos kelio bažnyčios chore dainavau nuo pat vaikystės ir iš pradžių mes dainavom tik tais visiems gerai žinomas giesmes, bet paskui į mūsų šalį, į mūsų miestą atvyko projektas, kuris vadinasi Valio. Jisai atvyko iš Suomijos, prieš 15 metų jisai ten prasidėjo, jį įkūrė viena moteris vardu Autirosi. Ir iš pradžių jinai surinko labai mažą grupelę vaikų, kurie tiesiog norėjo evangelizuoti kitiems. Jie norėjo taip pat būti misionieriais kaip ir suaugę ir todėl ši moteris nusprendė rašyti žodžius giesmėms, o kompozitorius, žinomas suomių kompozitorius Lasse Heikkilä, rašė muziką. Ir šitos giesmės pradėjo plisti ir taip pradėjo plisti, kad dabar šiuo metu jos verčiamos į skirtingas 92 kalbas per visą pasaulį ir tiek ir didelės kalbas, kur daug žmonių kalba, tiek ir visai mažas kalbas, mažų tautų kalbas. Ir į būtent Lietuvą šis projektas atvyko 2007 metais. Ir iš pradžių buvo įkurtas Valio choras Biblijos kely, paskui
maldų namuose, maldos namuose. Ir šiuo metu Lietuvoje yra 5 valio chorai. Ir šis projektas toliau taip ir plinta. Ačiū Dievui. Ir būtent šis choras yra mišrusis. Čia yra vaikai iš lietuvių chorų ir iš Suomijos atvažiavę. Estijos. Vakar buvo mūsų pagrindinis koncertas Rotušės aikštėje. Gal kas nors buvo, nežinau, kas nors matė? 3 valandą, ne? Niekas nebuvo. Dainavo didžiulis choras iš 200 vaikų, grojo orkestras. Ir šis choras buvo jungtinis, buvo vaikai iš Estijos, Suomijos, Rusijos, Latvijos, Japonijos. Taip, ir iš Japonijos atvažiavo 9 vaikai iš taip toli. Ir kodėl jie atvažiavo, kad skelbti Evangeliją iš taip toli, vien tik dėl to. Ir kaip matot, šis choras yra tik maža dalis mūsų jungtinio didžiulio choro, tai tiek kol kas. Nas
dainoje, kuri ką tik nuskambėjo, vadinasi Viešpaties žodis ir ji buvo suomių kalba. Džiugesys mano sielą pripildė, lyg saulutė ją sušildė, šventė į namus atėjo, mano šeima įtikėjo. Dievo džiaugsmas mano namuose, teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Dievo džiaugsmas mano namuose, teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Brangiuosius aš Dievui meldžiuosi, norą jam sakiau didžiausia, kad jo meilę jie patirtų, ledas jų sielą ištirtų. Dievo džiaugsmas mano namuose, džiaugsmas teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Dievo džiaugsmas mano namuose, džiaugsmas teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Dievo džiaugsmas mano namuose, teikia viltį meilę, teikia evangelija. Dievo džiaugsmas mano namuose. Namuose tartum dvelkia pavasariu, nei piktų riksmų, nei ašarų, nes visi pažint galėjo, viešpatį ir atpirkėją. Dievo džiaugsmas mano namuose, džiaugsmas teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Dievo džiaugsmas mano namuose, džiaugsmas teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Dievo džiaugsmas mano namuose, džiaugsmas teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Dievo džiaugsmas mano namuose, džiaugsmas teikia viltį meilę, Dievo evangelija. Hello from Estonia. Sveiki iš Estijos, sveikinimai iš Estijos. We send greetings from our church, they Mes told us. siunčiame jums linkėjimus iš savo bažnyčios. And we are so happy, thankful to be here. Ir mes tokie laimingi ir tokie dėkingi, kad mes esam čia. Because we have same God. Nes mes turim tą patį viešpatį. We have same Jesus. Mes turim tą patį Jėzų. We have that good news we can share. Mes turime tą gerą naujieną, kurią galime dalintis. And right now you see a small part of our choir. Dabar jūs matote mažą dalį mūsų choro. But this work, this music started from my family. Bet ši muzika prasidėjo mano šeimoje, When I was a small girl, kai aš buvau maža mergaitė. I had a sister, youngest sister, Aš turėjau mažąją sesę and she died for heart disease. ir ji mirė dėl širdies ligos. But before that, Outi Rossi, who is the author of the songs, Bet prieš tai Outi Rossi, kuri yra šių dainų autorė, asked in one church meeting, vienoje bažnyčioje padarė susitikimą, who wants to be a missionary, who wants to share the gospel. ir to susitikimo klausimas buvo, kas nori To share the gospel, who wants to be a missionary. būti misionieriu, kas nori dalintis gerą naujieną. And she raised her hand. Ir ji pakėlė ranką. So after she died, my mom started to translate the songs, Yippee songs.
Po jos mirties mano mama pradėjo versti šias valio dainas, hippie dainas. And she felt as she couldn't go, E, and she thought that since my sister couldn't go, Ir ji pagalvojo, kad dėl to, kad jos mažoji sesė negalėjo eiti, then we can go. todėl mes galime eiti. So we started with our family going to sing in the churches Todėl mes su savo šeima pradėjom dainuoti bažnyčiose, and in the parks, parkuose, in schools. mokyklose. And now this work has grown, Ir dabar šis darbas išaugo. that we have big choirs Ir mes turime didelius chorus and band, ir grupę. and we have also been in Finland Mes taip pat buvome festival, Suomijoje. and we are very happy to be now in Vilnius. Ir dabar mes labai laimingai būti And čia this is Vilniuje. this is God's miracle Ir tai yra Dievo stebuklas. that has grown that big. Kad tai užaugo taip stipriai, taip daug. Glory to God. Šlovė viešpačiui. And we want to bless Vilnius. Mes norime palaiminti Vilnių. We pray also that God's word could spread, Mes taip pat meldžiamės, kad Dievo darbas plistų. and we bless your church and thank you for having us. Ir mes laiminame jūsų bažnyčią ir dėkojame, kad galėjome čia atvykti. Thank you. Ačiū. I will lift my song to Jesus. I will praise him from my heart. Jesus loves to listen when our songs of worship start. I will lift my song to Jesus. I will praise him from my heart. Jesus loves to listen when our songs of worship start. He's the mighty God with the power and the fame. He's the mighty God. I believe in Jesus' name. He's the mighty God with the power and the fame. He's the mighty God. I believe in Jesus' name. I will lift my hands and worship, for he came and died for me. Every eye will see when he comes back in victory. I will lift my hands and worship, for he came and died for me. Every eye will see when he comes back in victory. He's the mighty God with the power and the fame. He's the mighty God. I believe in Jesus' name. He's the mighty God with the power and the fame. He's the mighty God. I believe in Jesus' name. I will lift my song to Jesus. I will praise him from my heart. Jesus loves to listen when our songs of worship start. I will lift my song to Jesus. I will praise him from my heart. Jesus loves to listen when our songs of worship start. He's the mighty God with the power and the fame. He's the mighty God. I believe in Jesus' name. He's the mighty God with the power and the fame. He's the mighty God. I believe in Jesus' name. I will lift my hands to worship, for he came and died for me. Every eye will see when he comes back in victory. I will lift my hands to worship, for he came and died for me. Every eye will see when he comes back in victory. He's the mighty God with the power and the fame. He's the mighty
Dabar mes sugėdosime giesmę, kur iš pradžių bus žodžiai lietuviškai, o paskui estiškai. Tie patys žodžiai. Tere, minu nimi on Georgina. Hello, my name is Georgina. Sveiki, mano vardas Georgina. Ma olen kasvanud suures peres. I have grown up in a very big family. Aš užaugau labai didelėje šeimoje. 4 poissi ja 4 tüdrukut. 4 boys and 4 girls. 4 berniukai ir 4 mergaitės. Ja mina olen kõige noorem. And I am the youngest. Ir aš pati jauniausia. Nagu peres on ikka tavaks, peavad õed-vennad teineteist toetama. As it's common in family, brothers and sisters have to support each other. Mūsų šeimoje taip yra, kad broliai ir seserys turi vienas kitą palaikyti. Ja peavad oma vanemate sõna kuulama ja austama neid. Yeah, and have to obey to their parents. Ir turi būti paklusnus tėvams. Minu pere on kristlik pere. We are all Christians in our family. Mes visi krikščionys. Ja meil on peres õdede ja vendade vahel niimoodi, et kui ühele ei tule välja, siis teine proovib. And between my brothers and sisters, when for one person something doesn't work, then the other tries to help. Ir taip yra, kad jeigu kažkam iš mūsų šeimos yra bloga, tai visi kiti stengiasi padėti. Ja kodus koristame ja teeme kodutööd kõik koos. And we all do the cleanings and homeworks together. Ir mes visi tvarkame namus kartu. Ja kõik sama on kirikutes ka. And it is also related to the church. Ir tai taip pat Related the same way in church. Ir taip pat yra bažnyčioje. Me peame koostööd tegema. We have to work together. Mes turime dirbti kartu. Ja me peame Jumala sõna kuulama. And we need to obey God. Ir mes turime būti paklusnus Dievui. Ja me peame oma juhi sõna kuulama. And we need to obey our leader, our pastor. Mes turime būti paklusnus savo lyderiams, pastoriams. Ja ka kristlased on omavahel õed-vennad. And we Christians are also sisters and brothers. Ir mes krikščionys taip pat esam broliai ir seserys. Me peame teineteist aitama. We need to help each other. Mes turime padėti vieni kitiems.
kui me näeme, et teisel on häda, me peame sellest palvetama ja Jumala poole pöörduma. And if we see that someone is in trouble, we need to pray for her and help her. Ir jeigu mes matome, kad kažkas pateko į bėdą, mes turime melstis už juos ir padėti jiems. Ja kui no ja võib-olla. И в церквях есть так, что есть старшие и есть помладше. Man versti į lietuvių kalbą. Ir taip pat yra bažnyčia, kad yra ir jaunesni broliai ir seserys ir vyresni. Vanemad aitavad nooremaid. Parents will help younger ones. Tėvai padeda... Parents? Older ones. Older help younger. Vyresni padeda jaunesniems. Ja minu jutu mõte on see. And the point of my story. Ir mano istorijos esmė. Et ükskõik kui suur või väike meie pere on. And it doesn't matter how big or small our family is. Nesvarbu, kokia tavo šeima yra didelė ar maža. Me peame alati teineteist aitama. We always need to help each other. Mes visada turime padėti vieni kitiems. Me peame koos Jumalat teenima. And we need to serve God together. Ir mes turime tarnauti Dievui kartu. Ja vanemad hoolitsevad selle eest, et ka nooremad saaksid järele. And older ones can also take care of the younger ones to help them if they have problems. Ir vyresnieji irgi gali padėti jaunesniems, jeigu jie turi problemų. Меня зовут Моника, и Mano vardas Monika. я родилась в христианской семье. Aš gimiau krikščionių šeimoje. С самого детства меня учили Библии и любить Бога. Nuo pat vaikystės mane mokė Biblijos ir mylėti Dievą. Вся моя семья ходит в церковь. Visa mano šeima lanko bažnyčią. И я очень рада, что я и мои родители верят в Бога. Ir aš labai džiaugiuosi, kad За mano это я tėvai... благодарю Бога, что у меня такая семья. Aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai yra tikintis ir aš už tai dėkoju Dievui. Las sobekedni
Projektas Valio, Yippee, Hooray, Juhei. Jo tikslas yra skelbti Evangeliją žmonėms ir kad tai darytų vaikai, kad duoti galimybę skelbti Evangeliją vaikams. Ir kiekvienas vaikas, kuris nori dainuoti šiame chore, jisai gali dainuoti ir gali kartu su mumis keliauti ir skelbti Evangeliją. Ir jeigu jūs susidomėjate, jeigu čia yra vaikų, kurie susidomėjo šio choru, jūs galite pasimti šios pakvietimus ir rugpjūčio 16 dieną adresu Kaimelio gatvė 31A bus toks susitikimas ir visus kviečiame ateiti, o šios pakvietimus, aš nežinau, galėčiau kur nors padėti, kad kas norėtų, galėtų pasimti. Ir paskutinė mūsų giesmė yra kaip šio projektų himnas. Jis skambės 4 kalbomis – rusų, lietuvių, japonų ir estų. Ir taip. Ir tai yra šio projektų himnas. Va. Tai tiek kviečiame vaikus, kas nori dainuoti mūsų chore, prisijungti ir skelbti kartu Evangeliją ir šlovinti viešpatį. Amen. Ačiū labai, spasiba большое. Ačiū Dievui. Kaip nuostabu, kaip Dievo žodis sako, kad kūdikių lūpomis Dievas skelbia viešpatės pergalę. Ačiū Dievui. Ir dabar aš noriu paprašyti vyrų, kad atneštumėt sakyklą. Ir šiandieną pas mus yra toliau duonos laužimas, viešpatės vakarienė. Ir mes turime, paplokime dar viešpačiui, iš tikrųjų. Ačiū jums labai.
Ačiū tikrai labai jums. Kaip nuostabu, kad vaikai šlovina viešpatį. Ir šiandieną pas mus duonos laužimas ir dabar aš norėčiau pakviesti keletą liudijimų, ką Dievas daro mūsų gyvenime, kokie vyksta jo dideli stebuklai. Ir dabar noriu pakviesti Zdislavą, kad jinai paliudytų, kokį stebuklą Dievas padarė jos gyvenime su jos vaikučiu. Prašau. Jo. Будешь по-русски говорить, да? Kažkas išverskit jūs gerai. Ну, я вкратце еще раз, как бы, может, не все слышали историю с самого начала. Aš trumpai papasakosiu iš pat pradžių mano istoriją, jeigu kas negirdėjote. Буквально 2,5 недели назад Prieš 2,5 savaitės наш малыш облился горячим чаем. mūsų mažylis apsipylė karštą arbatą. И у него были, ну, мы поехали в больницу, у него были очень серьезные ожоги. Как бы Mes nuvažiavome į ligoninę, buvo labai stiprus nudegimai. доктор сказал, что прогнозы плохие. Как бы Gydytojas pasakė, kad prognozės yra blogos. у него была облита ручка и вот вся правая сторона груди. Pylęs buvo visą dešinę krūtinės pusę ir rankytę dešinę. Ну, это случилось вечером, как бы мы уже на утро говорит доктор, что будет у нас 3 дня подряд перевязка. Tai atsitiko vakare, o ryte gydytojas pasakė, kad mes 3 dienas iš eilės turėsime perrišinėti jūsų vaiką. Для ребенка давали наркоз, потому что он слишком маленький, такие перевязки делать. Ну, как бы Jis без per наркоза. mažas tokiems perrišimams daryti ir todėl jis gavo kiekvieną kartą narkozę. Но в этот вечер, когда все случилось, ну, конечно, для меня это были очень страшные переживания. Bet tą vakarą, kai viskas atsitiko, aš iš tiesų labai siaubingus dalykus išgyvenau. И я просто, ну, очень переживала, я не могла понять, почему это случилось. Aš labai išgyvenau ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl tai galėjo atsitikti. Потому что маленький такой человечек и так сильно страдает физически. Toks mažas žmogeliukas ir taip stipriai kenčia fiziškai. Вот, но когда я осталась наедине с Богом, я просто начала молиться Богу. Bet kai likau viena su viešpačiu, pradėjau melstis. ir Потому что šauktis jo. ребенок уснул, ему дали успокоительное, и он уснул. Vaikas užmygų gavęs raminamųjų И я начала молиться. ir aš pradėjau melstis. И я просто сказала Господу, что, ну, как бы, я не могу понять, почему это происходит, Ir но, pasakiau viešpačiu, aš nesuprantu, kodėl taip vyksta. как бы, Господь, я отдала себя и всю жизнь посвятила Тебе, Viešpatie, aš tau pašvenčiau savo gyvenimą. и у меня на самом деле нечего Тебе предложить, но Ir я iš tikrųjų просто, neturiu, ką tau pasiūlyti. я нуждаюсь в этом чуде, Господь. Bet man reikalingas tavo stebuklas, И viešpatie. я прошу Тебя, исцели моего ребенка, Aš prašau, išgydyk mano vaiką. и я просто прошу Тебя, чтобы Ты дал ему новую кожу. Aš prašau tavęs, kad tu duotum jam naują odą. И я просто в это вот поверила, что так и будет. Ir aš patikėjau tuo, kad taip ir bus. И вот на следующее утро, когда была первая перевязка, Kitą rytą, kai buvo pirmas perrišimas, малыша взяли, и меня, естественно, не пустили в... vaiką paėmė, mane смотреть žinoma это. neįleido į perrišamąjį. И потом, когда Дворцовый. уже доктор принес малыша обратно, и он Kai vaikas говорит, vėl atgal parnešė vaiką ir sako, он говорит, вы знаете, говорит, я вообще такого не ожидал, aš, žinot, iš tiesų tai aš to net что у nelaukiau. меня прогнозы были очень плохие. Он говорит, Prognozės очень, buvo labai blogos, у него как-то очень все чудно заживает. Его как- bet jam viskas kažkaip stebuklingai gyja. Ну, еще, извините, пропустила, что первый вечер, когда его привезли, его забинтовали всего, ручку, все тело, как бы он был весь как мумия забинтованный. Dar atleiskit, nepasakiau, kad pirmą vakarą, kada įvyko ta bėda, jis visas buvo apibintuotas, visas kaip mumija atrodė. И вот после перевязки его приносят, и все, что грудь была у него залита, ожоги, у него просто абсолютно ничего осталось, просто маленьких пара пятнышек вот здесь, на Ir kai груди. po pirmo perrišimo jį parnešė man, tai ant krūtinės, kuri praktiškai visa buvo apiplikyta, beveik nieko nebuvo likę, tik tai porą dėmelių. Ну, а ручка еще была как бы забинтованная, там еще были ожоги. Как бы. Ant rankytės dar buvo likę nudegimo žymės ir ji buvo apibintuota. И вот доктор говорит, я не понимаю, как это, ну, такого я не ожидала. Я говорю, Gydytojas я sako, знаю, aš почему. nelaukiau tokio dalyko. Как бы, а я знаю, что это Бог. Ir как бы. nesuprantu, kodėl. O jis sako, o aš žinau, kodėl tai Dievas.
Вот. Ну и как бы, слава богу, малыш поправлялся. На следующий день опять же та же перевязка была. Ačiū Dievui, vaikas ėjo geryn ir kitą dieną vėl buvo perrišimas. И тогда уже доктор позвал меня в комнату перевязочную. Tuomet gydytojas ir mane jau pakvietė į tvarstomąjį. Ребенок лежит в наркозе, и он, ручка его буквально, ну, очень все затянуто красиво-красиво, только красное Vaikas пятно. gulėjo gavęs narkozės ir aš mačiau, kad jo rankytė praktiškai visa oda buvo jau užsitraukusi, tik tai rausva dėmė buvo И likusi. доктор говорит, не видишь? Gydytojas sako, matai? Ну, что я говорю, вижу, аллилуйя. Sakau, matau, aleliuja. Вот, ну и он говорит, что очень хорошо все заживает, и он думал, что мы будем как минимум неделю в Jis госпитале. sako, viskas labai gerai gyja ir gydytojas manė, kad mes turėsime būti ligoninėje ištisą savaitę. Но уже на третий день он нас выписал. Bet jau trečią dieną mus išrašė. Вот. И это было, когда все случилось, это был вторник вечер. В воскресенье я уже как бы была первый раз уже свидетельствовала в то воскресенье. Viskas atsitiko antradienį vakare, o sekmadienį, kas buvote atsimenat, aš jau liūdėjau apie tai. Да, ну так вот, а сейчас это воскресенье, прошло 2 недели с того воскресенья. Я просто уже прошлое воскресенье хотела показать, но были все очень заняты. Я Norėjau хочу parodyti показать... jau praeitą sekmadienį, o dabar jau praėjo 2 savaitės ir aš noriu jums parodyti. Я просто хочу показать ребенка ручку, на самом деле. Noriu parodyti Это vaiko чудо rankytę, Божье. tai iš tikrųjų Dievo stebuklas. И еще, когда нас выписывали в этот третий день после Kai mus trečią случившегося, dieną išrašė, доктор на выписке написал, ожоги заживают спонтанно. gydytojas išrašė parašė, kad visi nudegimai gyja tiesiog spontaniškai. Вот, слава Богу. Ačiū Dievui. Visi, kas norit pažiūrėti mūsų rankytę. Buvo nudegimai 2 laipsnio. O dabar praktiškai, matot, nieko nebeliko, tik rausva dėmė. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, на самом деле мы очень рады. Taip, iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, То, что мы можем эту радостную весть рассказать здесь, в kad церкви. galime mes pasidalinti savo džiaugsmu čia bažnyčioje. Мы свободно об этом говорили в больнице, Mes laisvai kalbėjome apie tai ir ligoninėje, что Бог с нами, kad Dievas su mumis. потому что в Евангелии от Марка написано, Nes что Morkaus Evangelijoje о чем бы вы parašyta, ни просили в kad молитве, ko jūs верьте, be что уже paprašytumėte получите и tikėjimo будет вам maldoje, дано. tikėkite ir gausite ir Мы- bus jums duota. Мы в это верили, Mes tikėjome tuo, что слава Божья исполнится на малыше. kad Dievo šlovė išsipildys ant И vaiko. обращались в молитве каждый день, каждую свободную минуту. Kiekvieną dieną, kiekvieną laisvę minutę kreipiamės maldoje į viešpatį. Потому что Иоанн написал в своем Евангелии в конце, что очень много чудес Иисус совершил, Nes Jono Evangelijoje gale parašyta, kad labai daug stebuklų Jėzus įvykdė, padarė. которых нужно много книг, чтобы описать. Ir да. reikėtų labai daug knygų parašyti, kad viską galima būtų aprašyti. Поэтому я верю, что теперь это наше Евангелие, это Todėl слава aš Божья, tikiu, kad tai mūsų Evangelija, tai Dievo šlovė, это чудо. tai stebuklas. И для нас это маленькое чудо, наш ребенок. И, Mums mūsų vaikas yra mažas stebuklas, что именно слава Божья исполнилась на нем. kad būtent Dievo šlovė išsipildė jame. Спасибо всем, кто был в молитве с нами. Ačiū visiems, kurie meldėtės kartu su mumis. Мы вас любим. Mes jūs mylim. Мне сегодня очень сложно говорить. Man šiandien labai sunku kalbėti. Меня очень переполняют Mane perpildo tiesiog Emocijai. emocijos. Я прожил тяжелую жизнь. Išgyvenau sunkų gyvenimą. Много перенес страданий, горя, болезней. Labai daug kančių, bėdų ir lygų pernešiau. Но в 92 году, когда я познал Бога, Bet меня жизнь 92 metais, поменялась. kai aš pažinau Dievą, mano gyvenimas pasikeitė. Я был старый и больной в Aš buvau 93 году. senas ir ligotas 93 metais. Но получил исцеление. Bet gavau išgydymą. И с того времени я живу в радости и в Nuo торжестве. to laiko aš gyvenu džiaugsme ir džiugesy. Я обещал Богу, если дашь мне возможность ходить на ногах, я почти не ходил, Aš я beveik буду проповедовать по nevaikščiojau. всему миру.
beveik nevaikščiojau ir aš pažadėjau Dievui, kad jeigu tu man leisi vaikščioti savo kojomis, aš skelbsiu tave visam pasauliui. И я уже побыл в многих странах, свидетельствуя, много видел и содействовал исцелению. Aš pabuvau jau daugelį šalių, daug ką mačiau ir dalyvavau išgydymuose. В Германии, Болгарии, Vokietijoje, Франции. Bulgarijoje, Prancūzijoje. В прошлом году был в Эстонии, в Тарту, в палатке. Praeitais metais Тоже. buvo Estijoje, Tartu mieste, И- palapinės tarnavime. И только через 21 год я попал в самую ближнюю страну Ir Литву. tik po 21 metų pakliuvau į kaimininę artimiausią mums šalį, į Lietuvą. Я здесь был 50 лет назад в Prieš командировке 50 metų čia buvau komandiruotėje. и работал, и тогда была совсем другая страна. Dirbau čia ir tuomet ši šalis buvo visiškai kitokia. Совсем другой народ был. Visiškai kita tauta buvo. Народ, который не знал своего будущего. Tauta, kuri Мечтал, но не nežinojo знал. savo ateities, svajojo apie tą ateitį, bet neturėjo jos. Он считался маленьким, и считался язык его не нужен, Tai buvo его maža культура не нужна. tauta ir buvo manoma, kad tos tautos kalba nereikalinga, tos tautos kultūra yra nereikalinga. Сейчас вы совсем другой народ. Dabar jūs visiškai Возродившись. kitokia tauta. И язык, и культура у вас все вы сохранили в Jūs трудное viską время. išsaugojot per sunkius laikus ir kalbą, ir kultūrą. И теперь путь уже у вас другой известен. Ir dabar Идти jūsų с kelias Богом. jau žinomas, kelias su Dievu. В Божьем пути будете. Одно, в Евангелии есть Филиппийцам 4 глава, 4 стих гласит. Filipiečiams 4:4 sakoma, Радуйтесь, Господи, всегда džiaukitės радуйтесь. viešpatie, visuomet džiaukitės. Но иногда нужно и взгрустнуть, и такое есть в Na, Писании. yra parašyta rašte ir tai, kad kartais reikia ir paliūdėti. У нас в одной церкви, я приехал, чтобы проповедовать, Vienoje mūsų bažnyčia, kai aš jį atvažiavau papamokslauti, услышал такое, что там сказал один служитель, что мы все спасены, мы счастливы. все. išgirdau, vienas tarnautojas pasakė, kad mes visi esame išgelbėti ir visi esame laimingi. Я вышел и говорю, поднимите руки, кто спасен. Все Aš подняли. išėjau ir paklausiau, pakelkite rankas, kas esate išgelbėti. Visi Я pakėlė. говорю, вы все упали в грех. Aš pasakiau tuomet, kad jūs visi krytot į nuodėmę. Пастор мне говорит, покажи по Библии это. Pastorius sako, parodyk, kur Biblijoje tai parašyta. Я говорю, Иисус, когда приехал в Иерусалим, его торжественно встречали. Aš sakau, kai Jėzus atvyko į Jeruzalę, jis buvo iškilmingai sutiktas, Но и он опечалился, bet jis nuliūdo. потому что большинство людей знал, что не примут его, Nes отвергнут žinojo, kad daugelis žmonių nepriims и jo, потерпят atstums страдания. ir po to ateis kančios. И я говорю, у нас тоже, мы собрались здесь, Aš irgi добрые, спасенные, но поскольку кругом нас погибающих людей, Aš sakau, mes čia taip susirinkome, visi laimingi, visi išgelbėti, bet pažiūrėkite aplinkų, kiek daug kenčiančių žmonių. и если мы Neišgelbėtų. успокоились, что мы спасены, то мы в это время падаем, потому что мы не заботены о Ir других. jeigu mes nurimstame dėl to, kad mes esame išgelbėti, mes tuo metu krentame, nes nesirūpiname tais, kurie dar nėra išgelbėti. Меня очень радует Меня такая labai у вас džiugina. духовность. Jūsų dvasingumas. Особенно детей я передам обязательно. Мы свяжемся. Жаль, что нет белорусов среди вас. Будем Ypač скоро. vaikai, man labai Обязательно. gaila, kad nėra baltarusių vaikų jūsų tarpe, bet aš manau, kad greitai ir jie bus jūsų tarpe. Но у вас есть еще и печальная весть, как и у нас, что много людей еще погибают. Ir И mes это turime наша liūdną žinią ir jūs turite tą pačią совместная- liūdną žinią, kad daug žmonių aplinkui mus dar žūsta. Это наша совместная забота и Ir работа. tai mūsų bendras rūpestis ir mūsų bendras darbas. Мы должны делиться своими успехами, Mes turime помогать, dalinti savo sėkmėmis, padėti распространять Евангелие и Skelbti вести к Evangeliją. спасению людей. ir gelbėti žmonės. Аминь. Будьте Amen. счастливы. Būkit laimingi. Būkit palaiminti. Ačiū labai už liūdėjimus, tikrai. Ir dabar pas mus yra viešpatės vakarienė ir aš truputį noriu kalbėti apie Jėzaus kraują. Atsiverskime 1 Petro laišką. 1 Petro laišką. Oi,
1 Petro laišką. Atsiverskime. 1 skyrių. Taip seniai jau nebemokslavau. 1 skyrių. Nuo 17 eilutės. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu, žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio, iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas šiais paskutiniais laikais jums. Per jį įtikėjusiems Dievą, kuris prikėlė jį iš numirusių ir suteikė jam šlovę, kad jūs tikėtumėte ir viltumėtės Dievu. Taigi Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, nugalėjo nuodėmę, atpirko mus, išteisino mus, išlaisvino mus. Kad šiandien mes atpirkti, išlaisvinti nuo sumaištingo, nuo protėvių paveldėto gyvenimo, turėtumėme gyvendami šitoj žemėj tikėjimą ir viltį Dievu. Bet visa tai yra per Jėzaus kraują. Taigi Jėzaus kraujas parašyta, Dievo žodis sako, kad jis yra brangus. Kad mes buvome išlaisvinti, atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais, bet brangių kraujų Kristaus. Sakyk, brangių. Tai yra labai brangus kraujas. Todėl, kad tai yra pačio Dievo kraujas, Dievo sūnaus kraujas. Jėzus Kristus gimė iš mergelės Marijos. Jisai buvo Dievo sūnus, bet jisai buvo Dievas. Dievo sūnus. Pats Dievas atidavė savo kraują už tave, kad šiandien tu būtum atpirktas. Žinote, tais laikais buvo vergystės laikai, dar kai Jėzus buvo. Ir 60 tūkstančių vergų buvo Romos imperijoje. Ir todėl tokia kalba yra kalbama aiškia, kad mes buvom atpirkti, mes jau nebe vergai nuodėmės, bet sumokėta kaina. Vergas kainavo kažkokius pinigus. Kad iš vergystės išpirkti, reikėjo sumokėti kainą. Ir čia parašyta, kad mes atpirkti. Taigi Jėzus kraujas atpirko mus iš vergystės. Kad buvo sumokėta labai didelė kaina. Čia parašyta ne sidabras, nei auksas, bet neįkainojamas Jėzaus kraujas. Čia parašyta brangių kraujų. Tai yra labai brangu, tai yra gyvybė. Tai yra pačio Dievo kraujas. Taigi Jėzaus krauju mes esame atpirkti. Sakyk, atpirkti. Taigi Jėzaus kraujas mus atpirko. Mes nebesame nuodėmės vergystėj. Mes nebesame tamsos valdžios vergai, mes esame atpirkti. Už mūsų mokėta brangi kaina, Jėzaus kraujas. Aš prašau labai visų jaunimo, klausykit labai atidžiai. Mes dabar laužysim duoną. Tai bus labai trumpas žodis apie Jėzaus kraują, kad mes suvoktumėm, kad tik per jo kraują mes ateinam prie Dievo malonės sosto, kad jo krauju mes esame atpirkti. Per jo kraują mums yra atleistos nuodėmės. Per jo kraują mes esame išteisinti. Per jo kraują mes esame sutaikyti. Per jo kraują mes esame pašventinti. Per jo kraują mes esame, galima ateiti prie jo malonės sosto. Taigi pirmas dalykas, jeigu kažkas rašot ar konspektuojas, pirmas dalykas, mes esame atpirkti. Brangių Jėzaus kraujų. Yra labai brangi kaina už mūsų mokėta. Jėzaus kraujas, jo gyvybė. Dabar atsiverskime Efeziečiams 1 skyrių. Atsiverskime. Truputį Dievo žodžio. Efeziečiams 1 skyrius.
pirmas skyrius ir mes paskaitykime nuo 7 eilutės. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės. Taigi jame, kame Kristuje, mes turime ką? Atpirkimą. Atpirkimą ir čia parašyta ir nuodėmių atleidimą. Dievo žodis sako, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Kiekvienas žmogus yra nusidėjėlis, jisai gimsta nuodėmingas į šitą pasaulį. Be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo. Atpildas už nuodėmę yra kas? Mirtis. Mes visi buvome nuodėmingi ir turėjome mirti ir eiti į pragarą. Nes raštas sako, Romiečiams 3 skyriui, jūs galėsit namuose pasiskaityti, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Visi yra atskirti nuo Dievo, kad nėra ne vieno išteisinto, visi yra nusidėję. Ir atpildas už nuodėmę, kas? Mirtis. Taigi visų mūsų likimas buvo mirtis, pragaras, amžina vergystė pragare. Bet per brangų Jėzaus kraują mes esame atpirkti. Mūsų nuodėmės yra atleistos. Sakyk, mano nuodėmės atleistos. Žiūrėkite, dar paskaitom. Jame turime atpirkimą. Mes turime šiandien atpirkimą. Jame turime atpirkimą per jo kraują. Sakyk, per jo kraują. Ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikia mums. Sakyk, suteikia mums. Su visa išmintimi ir supratimu. Taigi mes esame atpirkti ir nuodėmės mums yra atleistos. Dabar atsiverskim dar vieną rašto vietą, tai Romiečiams 5 skyrius. Brangieji, mąstykime šiandien apie Jėzaus kraują, nes šiandieną yra duonos laužimas. 5 skyriui paskaitykime nuo 6 eilutės. Mums dar esant silpniems, prašau labai atidžiai paklausyti, gerai? Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Žinote, vakar mes, kai buvom palapiniai, už mūsų sėdėjo žmogus, kuris yra prisigėręs, jis atėjo girtas, purvinas, ten daug tokių žmonių ateidavo. Ir aš pagalvojau, vat Jėzus už tokių žmonės mirė. Ne už šventuosius, ne už teisuolius, bet už ką? Už bedievius, už nusidėjėlius. Mums dar esant silpniems, kai tu dar buvai silpnas, nieko nevertas. Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu, ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryžtųsi mirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę to, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Kai buvome nusidėjėliai. Aš atsimenu, kai kilo klausimas padėti vienam žmogui, kuris yra priešiškas mums, kuris yra prieš mus. Ir aš atsimenu, mano vyras sako pastoriui Mozei, bet kaip mes galim padėti tam žmogui, jisai ant mūsų taip varo. Ir pastorius Mozė, atsimenu, parodė mums šitą rašto vietą, kad Kristus būtent mirė už tokius žmonės. Ir mes, kada suprantam jo meilę, mes pajėgus patarnauti tokiem žmonėm. O Dievas mums parodė savo meilę. Mes galim rodyti meilę va tokiem žmonėm, kurie bedieviai, kurie yra priešiški, kurie yra nusiteikę, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esate išteisinti jo krauju. Taigi trečias dalykas, mes esame išteisinti jo krauju. Sakyk, išteisinti.
Mes buvome nusikaltėliai. Prieš mus buvo kaltinamasis raštas. Ir Dievo žodis sako, kad šitas kaltinamasis raštas prieš mus, nes Dievas yra aukščiausias teisėjas. Dievo sosto pagrindas yra teisingumas. Jis yra teisėjas. Ir pagal Dievo teisingumą mes buvom visi nusidėjėliai. Mes visi buvom nusikaltėliai. Pagal Dievo teisingumą. Iš to pačio šaltinio, iš kurio išėjo teisingumas, iš to pačio šaltinio atėjo ir gailestingumas. Pagal Dievo teisingumą mes visi buvom nusikaltėliai, bet esam išteisinti jo krauju. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti, sakyk, esame išteisinti. Aš esu išteisintas. Tai yra dabar. Esame išteisinti jo krauju. Sakyk, išteisinti jo krauju. Dabar mes nagrinėjam Dievo žodį. Dabar susikaupkit. Priimkite šitą žodį. Tu esi atpirktas. Tavo nuodėmės yra atleistos. Ir tu esi išteisintas. Sakyk, išteisintas. Jo krauju. Jo krauju. Mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Išgelbėti nuo rūstybės. Brangi bažnyčia, virš kiekvieno žmogaus kabo Dievo rūstybė, nes atpildas už nuodėmę yra mirtis. Bet per Jėzaus kraują tu esi išteisintas ir išgelbėtas nuo Dievo rūstybės. Sakyk, aleliuja, aš esu išgelbėtas nuo Dievo rūstybės. Kaip vienas žmogus, jūs galite išeiti, jo, prašau, labai dėkojame jums, очень благодарим вам. Давайте еще похлопаем. Слава Богу, ačiū Dievui. Ir dabar jūs вы можете идти обедать, pietauti. Ten jums paruošti pietus, vaišės. Bažnyčia, paplokim dar jiems visiems. Taigi, jūs dar galite truputį paklausyti gerai Dievo žodžio. Mes visi turėjom labai gerą laiką dabar, liudijimus, mes turėjom labai nuostabų chorą. Bet dabar aš noriu, kad mes dar sukauptumėm savo dėmesį į viešpatį. Šiandien mes kalbam apie viešpatį ir apie jo kraują. Kad mes esame išteisinti jo krauju. Sakyk, išteisinti. Esame išteisinti jo krauju. Ir išgelbėti nuo rūstybės. Aš atsimenu, mano brolis dar sakydavo, vat aš išeisiu iš kalėjimo ir važiuosiu į Angliją arba į Ispaniją. Ir ten mano gyvenimas pasikeis. O aš jam sakydavau, kol tu neatgailausi ir nepriimsi Kristaus, ta rūstybė virš tavęs kabo. Ar tu Anglijoje būsi, ar Amerikoje, kur tu bebūtum. Tik per Jėzaus kraują aš esu išteisinta, išgelbėta ir daugiau rūstybė nekabo virš manęs. Aš esu išteisinta. Sakyk, aš esu išteisintas. Mano nuodėmės yra atleistos. Aš esu atpirktas. Taigi Jėzaus kraujas tave atpirko, išteisino ir sutaikė. Žinot, kas yra sutaikinimas? Kai žmonės susipyksta, kada nors pykosi, pavyzdžiui, vyras su žmona susipyksta, arba draugai susipyksta, kas vyksta? Jie nebebendrauja, taip? Jie nebesikalba. Jie net negali vienam kambarį turėti, sėdėti. Tai lygiai taip pat mūsų santykis buvo su Dievu. Mes buvome atskirti nuo Dievo. Bet per Jėzaus kraują mes esame ką? Sutaikyti. Pasižiūrėkime Kolosiečiams 1 skyrių. Kolosiečiams 1 skyrių, pasižiūrėkime. Sakyk, mes esame sutaikyti. Sutaikyti. Kaip nuostabu, ką Kristaus kraujas padarė mūsų gyvenime. 1 skyrius, nuo 19 eilutės, atsiprašau. Nes tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti. Sakyk, aš esu sutaikytas. Su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką. Per Jėzaus kraują mes šiandien turim taiką su Dievu. Išteisinimą, atpirkimą per jo kraują, brangieji. Brangus Jėzaus kraujas. Brangus kraujas. Mes atpirkti, mes išteisinti. Kaip tai yra nuostabu.
tegul įsirėžia šitas žodis į tavo širdį. Aš atsimenu, kai aš tik įtikėjau ir pradėjau liudyti Evangeliją savo bendrakursėme, aš studijavau chorinį dirigavimą. Ir kažkada mes, žinot, kaip studentai išgerinėdavom, ten gerdavom, keikdavomės, o po to, kada aš jau įtikėjau, aš jau tokia šventa pasidariau. Ir aš atsimenu, pradėjau skelbti savo bendrakursiam Evangeliją. Jos ten keikėsi, aš sakau, nesikeikit. Ten, o jos man sako, o tu kaip keikėsi, sako, kokia tu buvai. Tu čia mum neaiškink. Ir aš atsimenu, tada aš turėjau tokią prieškimą apie Jėzaus kraują. Ir aš sakiau, Jėzaus kraujas mane nuplovė, išteisino, atpirko, daugiau rūstybė nebekabo. Aš sutaikinta per jo kraują su viešpačiu. Aš taikoje su Dievu, sutaikinimas. Aš sutaikyta su Dievu. Jo krauju mes esame sutaikyti. Mes bendraujam su juo, mes taikoje su Dievu. Dar šitą vietą žiūrėkite. Ir per jį visą sutaikyti su savimi. Darant jo kryžiaus krauju taiką. Taigi jo kryžiaus kraujas daro taiką. Kodėl kryžius kabo bažnyčioje? Aleliuja. Per jį sutaikyti visą, kas yra žemėje ir danguje. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protose, piktais darbais, Dievas dabar sutaikino. Sakyk, Dievas dabar sutaikino. Dabar mes buvom priešiški, dabar per Jėzaus kraują, per kryžiaus kraują, aš esu sutaikyta. Sakyk, aš esu sutaikytas, aš esu atpirktas, man atleista. Aleliuja. Kitas dalykas, mes esam per Jėzaus kraują pašventinti. Atsiverskime Žydams laišką 13 skyrių 12 eilutė. Mes esame pašventinti. Taigi žinok, kas vyko tavo gyvenime. Kad per Jėzaus kraują tu esi pašventintas. Kurgi tas Žydams laiškas? Žydams laiškas. A jūs ten kabinat tos rašto vietas. Žydams laiškas 13 skyrius 12 eilutė. Labai ilgai čia ieškau. Kaip sako vienas brolis, jau dabar visi pastoriai su šitais planšetais, sako, o tu vis kaip senamadiška su Biblija. Tai va, taip 13-12. Todėl ir Jėzus, Žydams laiškas 13 skyrius 12 eilutė, todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už vartų. Taigi tu esi pašventintas, šventas, apvalytas jo krauju, nuo visų nedorybių, nuo visų nuodėmių, nuo bet kokio prakeikimo, tu esi pašventintas. Sakyk, aš esu pašventintas. Taigi šeštas dalykas, mes galim 10 skyrius 19 eilutė ateiti prie Dievo malonės sosto. Senajam testamente iš šventų švenčiausia ateiti Dievo akivaizdon galėdavo tik tai kunigai vieną kartą metuose. Jie turėdavo praeiti išorinį kiemą, vidinį ir pro uždangą jie įeidavo iš šventų švenčiausia. Ir ten buvo prikabinti tokie zvimbaliukai. Ir jeigu jie turėdavo nuodėmę, jie mirdavo Dievo akivaizdoj. Ir tada buvo virvutė jam prikabinta ir jos ištraukdavo. Jūs žinote apie tai. Bet kai Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, Evangelijoje parašyta, kad uždangalas buvo nutrauktas. Ir šiandien mes per Jėzaus kraują galim ateiti prie Dievo malonės sosto. Kiekvienas esame kunigas. Kiekvienas, kuris įtikėjome Jėzaus vardą, kuris įtikėjome jo auką, kurį įtikėjome jo kraujo gale, esame pašventinti, atpirkti ir kunigai jo akivaizdoj. 10 skyrius, 19 eilutė, paskaitykime. Taigi, broliai, galėdami drąsiai įeiti į švenčiausiąją dėl Jėzaus kraujo. Tu gali drąsiai ateiti šventų švenčiausią dėl Jėzaus kraujo, naujų ir gyvų kelių, kurį jis atvėrė mums per uždangą, tai yra savąjį kūną. Ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkimės su tyra širdimi ir gilių užtikrintų tikėjimų, apšlakstymų, apvalė širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovė kūno švarių vandenių. Brangieji,
mes turime šiandien atvirą kelią pas tėvą. Jūs žinot šitą giesmę, tavo kraujas, Jėzau šventas tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo versmė. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane, karaliau tau garbė. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Tavo kraujas, Jėzau šventas tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. Aš dėkoju, mano Jėzau, tau dėkoju, tu savo brangių kraujų pašventinai mane. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Šlovė jam. Jis atvėrė mums kelią pas tėvą per jo kraują. Mes galime ateiti prie jo malonės sosto, drąsiai su pasitikėjimu. Galime ateiti, raštas sako, galite artintis drąsiai su pasitikėjimu, kad patirtumėt pagalbą, kad galėtumėt bendrauti su juo. Mes esame Naujojo testamento kunigai. Ir paskutinį dalyką, mes šiandien kiekvieną dieną esame nuplaunami jo šventų kraujų. Jo kraujas turi jėgą. Jo kraujas amžinai veikia. Jėzus Kristus yra amžinas ir jo kraujo jėga amžina. Jėzus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Ir tai, kas įvyko ant Golgotos kryžiaus prieš 2000 metų, šiandien kraujo jėga veikia tavo gyvenime. Kiekvieną dieną, 24 valandas per parą, jo kraujas yra ant tavęs. Ir atsiverskime dar paskutinį rašto vietą, 1 Jono laišką. Jaunimas, klausykite apie Jėzaus kraują, atidžiai klausykite Dievo žodį, nes velnias nori pavogti Dievo žodį. 1 Jono laiškas ir mes paskaitysim. 7 eilutės. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, 1 skyrius 7 eilutė, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus kraujas, Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Taigi, kada mes vieni su kitais bendraujam, Jėzaus kraujas apvalo mus. Vakar aš buvau palapinėje ir viena sesuo prie manęs atsisėdo iš kitos bažnyčios. Ir aš nežinau, aš pradėjau jai atsiverti. Jinai yra tarnautoja. Aš pradėjau jai atsiverti. Sakau, man va tas. Ir žinote, nes aš daug dienų meldžiausi, galvojau, kodėl va kažkas toks kaip spaudimas vyksta, kažkoks nerimas. Ir meldžiuosi. Ir vakar aš tiesiog papasakojau tą seserį kai kurios dalykus, kurie mane viduj kankina, nes jinai yra kompetitinga. Ir Jėzaus kraujas nuplovė mane. Aš pergyvenau laisvę širdį, ramybę. Jo kraujas pašventino, nuplovė mane. Jo kraujo jėga. Jo kraujas turi jėgą. Tai kada mes vieni su kitais bendraujam, kodėl Dievas sukūrė bažnyčią? Bažnyčia nėra pamokslas, šlovinimas. Tai yra viena iš dalių, bet bažnyčia yra šventųjų surinkimas, bendravimas vieni su kitais. Mes bendraujame ir Jėzaus kraujas apvalo mus. Haleliuja.
kada mes bendraujam, kada mes atsiveriam, bendraujam, Jėzaus kraujas mus apvalo. Bažnyčia yra, sako, aš internetiniai bažnyčiai. Ne, bažnyčia yra tai, kad aš galiu pažiūrėti tavo akis. O tu į mano akis. Mes galim vienas iš kito pasimelst, padrasint. Kartais pasibaram, bet nieko. Visko būna. Jėzaus kraujas bet kuriuo atveju mus apvalo. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedarybių. Jis apvalo mus, atleidžia mums. Jo kraujo jėga veikia kiekvieną dieną. Taigi bažnyčia, mes esame ką? Atpirkti. Sakyk, aš atpirktas. Man yra atleistos nuodėmes. Aš esu išteisintas. Aš esu sutaikytas. Aš esu pašventintas. Aš turiu prieimą prie Dievo malonės sosto. Ir kasdieninį atleidimą. Ir todėl paskutinę vakarienę viešpats Jėzus su savo mokiniais, jie kartu laužė duoną, paėmė taurę ir sakė, tai yra naujos sandoros kraujas. Išliejamas, kad nuodėmės būtų atleistos, kad mes šiandien niekas mūsų neskirtų nuo Dievo. Jo kraujas apvalė mus, išteisino, sutaikino ir šiandien mes esame sandoroje su Dievu. Haleliuja, paplokim viešpačiui. Mes esame sandoroj su Dievu. Tai yra sandoros kraujas. Ir per jo kūną, per jo uždangą, per jo kūną buvo uždanga nuplėšta. Ir mes galime eiti naujų kelių į šventų švenčiausią. Taigi mes esame kunigai ir karaliai Dievo akivaizdoj. Pašventinti, atpirkti, išteisinti jo krauju. Ir tai yra amžinybė. Ir amžinai tai bus. Tai yra amžinas darbas atliktas ant Golgotos kryžiaus. Ir todėl, brangus broliai ir seserys, dalyvaukime šiandien šitoj nuostabioj vakarieniai. Sako, kas gers mano kraują ir valgys mano kūną, tas turės gyvenimą. Jo gyvenimas yra mūsų viduj. Mes turim amžiną gyvenimą. Mes atpirkti nuo beprotėvio paveldėto gyvenimo, be tikslio. Nenykstančiais turtais sidabro ir auksų, bet brangių Jėzaus kraujų. Prašau, Sigitai, prašau, Raimondai, Arvidai, prašau, ateikit, broliai. Ir mes dalinsimės šitoj vakarieniai, jo sandoroj, priimkite jo kūną. Sako, valgykite mano kūną, už jūsų nuodėmės atiduota, suplėšyta. Mes dabar palaiminsim. Dieve, mes dėkojame tau viešpatė. Už tavo kūną, atsistokime visi, prašau. Viešpatė, mes dėkojame tau, kad tu atidavei save kaip auką už mūsų nuodėmės. Kad tu atidavei savo kūną, kad jisai buvo laužomas, kad tu kentėjai, kad tu jautėjai atmetimą, skausmą, kančią, kad tu praliejai savo kraują už mūsų nuodėmės. Kad mes šiandien būtumėm atpirkti, išlaisvinti, sutaikyti ir galėtumėm gyventi taikoje su Dievu. Galėtumėm būti išteisinti, atpirkti, kad mūsų nuodėmės būtų atleistos, prakeikimas mūsų gyvenime sugriautas. Mes laiminam šitą duoną ir kraują. Tai yra simboliais. Это есть прообраз, tai yra simbolis. Ir mes dėkojame tau. Mes laiminam ir dabar mes dalyvaukime. Jūs prašau, dabar kiekvienam, kada prieina, sakykite, tai yra viešpaties kūnas ir tai yra viešpaties kraujas. Už mus pralietas ir jo kūnas už mus buvo laužomas, plakamas. Jisai kentėjo, kad šiandien per jo kraują tu turėtum išteisinimą. Jisai kentėjo skausmą, agoniją, kad šiandien per jo kraują, per jo kūną, per jo auką, tu gyventum taikoje su Dievu. Tu turėtum amžiną gyvenimą, amžiną atpirkimą, amžiną išteisinimą. Tai yra taip nuostabu, bažnyčia. Tai yra taip nuostabu, kad mes esame išteisinti.
atpirkti. Ir mes dabar galim valgyti jo kūną. Gerkime jo kraują, kuris už mus pralietas. Už mus. Būkim dar Dievo akivaizdoj. Aleliuja, Dieve, ačiū tau. Tavo kraujas apvalo mus. Krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas Tėvą. Tavo kraujas, Jėzau šventas tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo versmė. Būkim dar Dievo akivaizdoj. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane. Karaliau tau garbė, šventas tu, o viešpatie šlovė tau tekyla. Per amžius garbė avinėliui, su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas Tėvą. Šventas tu, o viešpatie šlovė tau tekyla. Per amžius garbė avinėliui, su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas Tėvą. Tavo kraujas, Jėzau šventas tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. O taip, Jėzau, aš dėkoju, mano Jėzau, tau dėkoju, tu savo brangiu krauju pašventinai mane. Šventas tu, o viešpatie šlovė tau tekyla. Per amžius garbė avinėliui, su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas Tėvą. Šventas tu, o viešpatie šlovė tau tekyla. Per amžius garbė avinėliui, su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas Tėvą. Atvėrei man kelią pas Tėvą. Atvėrei man kelią pas Tėvą. Haleliuja. O, haleliuja. Ačiū tau, viešpatie, už atvirą kelią. Ir dar paskutinė bažnyčios susirinkimo dalys: atneškime viešpačiui paaukojimus. Atneškime jam aukas. Tegul tai būna padėkos auka, šlovinimo auka. Pagerbkim savo turtais viešpatį, savo finansais. Ir toliau gėdokim, kol atnešim paaukojimus, dar gėdokim. Ačiū viešpatį tau. Sakyk, aš atpirktas. Aš išteisintas. Pašventintas. Ačiū tau viešpatie, kad tu pašventinai mūsų savo krauju, išteisinai, atpirkai. Haleliuja.
gali nuplaut mano kaltes, niekas tik tai Jėzaus kraujas, kas gali išgydyt mano ligas, niekas tik tai Jėzaus kraujas. O koks brangus man jis, juk nieks balčiau už sniegą nenuvalys. Mano kalčių žinau, niekas tik tai Jėzaus kraujas. Aš žinau, kad mano teisumas yra, niekas tik tai Jėzaus kraujas. Aš žinau, kad mano ramybė ir viltis vien tik tai Jėzaus kraujas. O koks brangus man jis, nes nieks balčiau už sniegą nenuvalys. Mano kalčių žinau, niekas tik tai Jėzaus kraujas. O koks brangus man jis, juk nieks balčiau už sniegą nenuvalys. Mano kalčių žinau, niekas tik tai Jėzaus kraujas. Labai nuostabu. Ačiū tau viešpatie už šitos pinigėlius, atnešam tai prie tavo kojų, mūsų aukos, mūsų dešimtinės, tau Dieve. Tegul tavo išmintis būna ant mūsų, kaip panaudoti šitos pinigėlius. Tegul tavo patepimas, tavo išminties ir apreiškimo dvasia būna ant mūsų, kad šitie pinigai būtų naudojami tavo karalystės statymui, tavo darbams, Dieve. Ačiū tau viešpatie. Nuostabu. Jėzaus kraujas mus pašventino, apvalė. Taigi, brangi bažnyčia, būkite sustiprinti, būkite atgaivinti. Ir rytoj vakarinė malda ir pasninkas. Jau 2 savaitės bažnyčioje, kaip sakyti, nebuvo nei maldų, nieko. Tegul toliau, kaip raštas sako, pirma bažnyčia pasilikdavo kame? Bendravime, mokyme, maldoje ir duonos laužime. Pasilikime tose dalykuose, būkime tose dalykuose. Tada Dievas patikės mums didesnius dalykus. Aleliuja. Liepos 10 dieną bus evangelizacija. Atvažiuoja korėjiečiai, 40 žmonių, 50. Bus evangelizacija. Irgi paimkite visi muzikos skvere, Maniuškos skvere. Paimkite, prašau, visi pakvietimus bažnyčios ir eisim į tą evangelizaciją visi kartu. Jo, mūsų darbus bus tik tai išdalinti pakvietimus. Dar jūs turėsite informaciją apie tai, bet jūs ruoškitės tam. Labai gerai, kai mes turim galimybę išeiti ir skelbti Dievo žodį. Taigi būkit palaiminti, brangieji. Ir po susirinkimo prieikit. Šiandien yra duonos laužimas. Dar vienas kitą padrasinkit, pasveikinkit, apkabinkit. Tiesiog mylėkim vienas kitą, nes Dievo žodis sako, iš ko pamatys, ką
kad mes esame jo mokiniai, jeigu turėsime meilę tarpusavį. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su mumis visais. Amen.